Esu Rasa, Rasoklės prekinio ženklo kaip ir įkūrėja, Rasa Glinskytė Subačienė. Ir mano gyvenimas dabar yra apie žoles, apie augalus, apie gamtą, apie darną su gamta. Tam, kad žmogui lengviau išeiti į tą gamtą, aš drąsinu visus išeiti į ją. Esu tautinio paveldo amatininkė ir bandau šiem laikam išlaikyti tai, ką gavau iš savo mamos, ką gavau iš savo močiutės, tuos tokius senovinius augalų rinkimo būdus išlaikyti iki dabar. Ir kaip juos rinkti, kaip juos natūraliai džiovinti, kaip viską su savo rankom padaryti. Ir šiek tiek darau augalų visokias kaip ir arbatas, šiek tiek ir užpilinėju trauktines, įvairius tokius produktus, bet pagrindinė mano veikla tai šiuo metu yra išsaugoti tas žinias, jas perduoti ir kuo unikalesnės. Visi, aišku, klausia, iš kur visas tas noras gilintis į tą gamtą, į tuos augalus, nes pati esu baigus daiktų dizaino studijas magistro dailės akademijoje, bet kadangi užaugau vienkiemyje ir tas mamos įdirbis į mane, mama vis rodydavo tos augalus ir iki tų metų, kai man dar buvo įdomu, tarkim, iki kokių 7 metų. Ir aš tą siurbiau, dabar matau, kaip mano vaikam tai yra įdomu. Ir aš tą visą atgaminus galiu jiem perduoti. Ir aš tikiu, kad mano vaikai tada perduos savo vaikams. Tai yra elementarūs dalykai. Aš nesu tas žmogus, kuris žino cheminės formulės kiekvieno augalo, bet aš tuos augalus matau kiekvieną dieną. Realiai aš juos matau kiekvieną metų laiką, aš žinau, kaip juos atpažinti vidury žiemos, aš žinau, kaip juos atpažinti anksti pavasarį, ką galima rinkti, ko negalima rinkti. Apie nuodingus augalus edukacijose visą laiką pasakoju. Tarkim, tą lyginamoji principų, kad va šitą galima rinkti, o va čia yra, kurio geriau nežinant nerinkti. Bet gamta irgi dar kartą parodo, kokia jinai yra stebuklinga ir kokia jinai yra nuovoki, nes realiai, jeigu tu paimi nuodingą augalą, nors truputį tu priliesi prie liežuvio, tu iš karto pajausi, kad jis netinkamas yra maistui, tarkim, netinkamas yra valgymui, bet gal tinkamas kaip jau vaistas. Tai aišku, kiekvienas nerinks savo vaisto, bet maistų iš karto tai yra atgrasu, tai yra arba sutraukia burną, ar labai nudegina, ar labai kartu. Tai yra pirmas ženklas. Jinai pati parodo. Tai 23 metų pradžioj gavau stipendiją valstybinę savo mokslams, o mokslai tai apie tai, kaip aš amatininkė savo žinias galiu pagilinti pas tautinio paveldo meistrę. Žolininkystės srity Lietuvoje nesu tikra, kiek tų yra meistrių, bet, man atrodo, dauguma žino Jadvygą Balvočiūtę, kuri yra ne tik meistrė, bet ir šiaip nuostabus žmogus. Ir aš įsiprašiau pas ją tiesiog kaip mokinė ir mokiausi tuos visus metus. Gaudama šitą stipendiją aš galėjau leisti savo, palikti šeimą, tarkim, savaitį ir išvažiuoti pas Jadvygą į Mažeikių rajoną. Tai yra gryno kelio 4 valandos, ar ne? Išvažiuoti ten pas ją pabūti kelias dienas, įsigilinti į tą amatą, kaip jinai tą mato. Ir galų gale, turbūt šiais laikais nebežinios yra vertybė didžiausia, o tai, kaip aš pamačiau, kaip ta žolininkė, kuri jau yra 80 metų, kiek jinai yra žmogus, kiek jinai yra šilta, kiek jinai atiduoda kitiem ir kiek jinai dalinasi. Pagrindinis argumentas, kodėl aš norėjau šitos stipendijos ir kodėl aš siekiau, nes aš pati noriu tapti tą meistrę. Tai dabar, kadangi aš profesinių žinių su diplomu neturiu, tai man čia toks laiptukas, kad aš jau galiu pati siekti meistro vardo. Čia neina kalba apie kažkokią komerciją, apie kažkokį tai turto susikrovimą, apskritai mano gyvenimas ne apie tai. Bet čia yra apie tai, kad aš galiu toliau lipti ir toliau gilintis. Ir tai yra mano verslas, bet tai nėra verslas, kaip dabar suvokiama yra, kad aš įsukau
ir be manęs viskas važiuoja. Tai mano verslas yra šitos dvi rankos. Ir mano širdis, kurią aš galiu dalinti kitiems žmonėms. Labai gražų žiedelį. Nu labai čia dekoratyviniai va, ir antras eina. Čia kaip ir su šalpusniu būna, žinai, pirmiausia žiedukas išlenda, žiedukas nunyksta ir tada jau lapukų daug.